Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčių neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gerą, o blogasis iš blogo lobyno ima blogą. Lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Kam vadinate mane viešpate, viešpate, o nedarote, ką sakau? Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo, aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potviniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas. O kas klausosi mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į žmogų pasistačiusi namą be pamato tiesiog ant žemės. Vos tik srovė jį atsimušė, jis bematant sugriuvo, ir to namo griuvimas buvo smarkus. Tai viešpaties žodis. Sąžinės peržvalgą dienos pabaigoje vertėtų daryti ne tik iš pasakytų žodžių. Iš tiesų šiandien Evangelijos pirma dalis byloja apie tai, kad žodžiai parodo, kas yra mūsų širdyje, kas ten vyksta toje širdyje. Geri dalykai, prastesni dalykai ir mes kažkokiu būdu tuos dalykus per santykius iškomunikuojam. Ir todėl vienas iš būdų daryti sąžinės peržvalgą yra valanda po valandos nuo atsikėlimo iki tos akimirkos peržvelgti savo žodyną tiesiog. Peržvelgti, kokią intenciją tariau tuos žodžius, kas ten slypi po tuo. Tas yra statymas savo gyvenimo ant uolos. Padaryti peržvalgą išsakomų žodžių. Bet taip pat vienas iš būdų, apie kurį minit netiesiogiai, bet antra šiandienos Evangelijos dalis yra, o kas klausosi mano žodžio, o kas klausosi. Klausytis viešpaties žodžio, bet tam reikia tylos, tam reikia susikaupimo, tam reikia nutildyti kitus žodžius ir kitus garsus, kurie yra aplink mus. Labai kviečiu mus visus ir viešpaties malonės prašau būti išmintingiam šitam pasaulyje, kuris nori mus įkalinti garsų, žodžių nuolatinėme sraute, kad nuolat būtų transliuojama. Negalima netransliuoti, negalima veda mus į susinaikinimą. Tas stato mūsų gyvenimą ant smėlio. Aš labai sąmoningai kovoju, kad įsėdus į automobilį labai dažnai nejungčiau, negu jungčiau kažką tam, kad tarp susitikimo, tarp tarnysčių pabūčiau tyloje. O ypatingai viešpats mane remia prie sienos, kai dabar buvau 8 dienos tyloje per rekolekcijas. Tai ten tokie dalykai, ta prasme, išeina, kur net nepagalvočiau kasdienybėje, kad mano širdis yra prisirišusi prie žmogaus, prie išvaizdos, prie žodžio kažkokio, prie kažkokio valgio. Ta prasme, tyloje, kai tos tylos yra vis daugiau, parodo, kur ta širdis ir stato savo gyvenimą ant smėlio ir griūties klausimas yra tik tai laiko klausimas. Kada susikirsiu ir man žiauriai skaudės ir skaudinsiu kitus. Tai sąmoningai šiandien, šią savaitę savo gyvenime nelaukime advento gavėnios pasiryžimų, bet kasdienybėj prašau jūsų. Tokį turėkit jutiklį, kad jūsų gyvenime būtų pusiausvėra tarp žodžių ir pusiausvėra tarp tylos. Nes tyla taip pat mūsų gyvenime kaip rengenas rodo, ar statai tu tą gyvenimą ant smėliuko, ar statai ant uolos. Viešpats kalba tyloje ir viešpats nori, kad tu tvirtai žengtum, eidamas per tvirtą pagrindą gyvenime.
Tad kiekvienas tegul pagalvoja ir kiekvienas tegul šventosios dvasios įkvėptas atranda laiko tylai, nes Viešpats ten daug dalykų parodo, kur nori tą mūsų širdį gražinti.